Ar vėl mane kažkas stebi? Malonu susipažinti. Bliu, Misteris Bliu, mažoji žąsis. O čia mano žmona, Mrs. Bliu. Gražuolė tiesa. Dar visai neseniai, 20 amžiaus pradžioje, Fenų Skandinavijoje, mūsų buvo daugiau nei 10 000, o šiandien mažiau nei 100. Čia baltakaktės žąsys, mūsų giminaitis. Mes dažnai keliaujame kartu, atrodome panašiai, bet mus nesunku atskirti. Mažoji žąsis, mažesnė, kaklas trumpesnis ir stambesnis, mažesnė ir tamsesnė galva. Baltoji žymė aukšta iki pat viršugalvio, geltonas žiedas aplink akis. Mūsų laukia ilga kelionė iš Graikijos į Šiaurės Europą. Štai čia. Nelengva užduotis, kai pasaulis taip greitai keičiasi. Tokie nenuspėjami orai. Tai siaubingai lyja. Tai sninga, o staiga alina saulės kaitra, o miestų oras kenkia sveikatai. Skubame skristi, kartais vienu ypu įveikime daugiau nei 1000 kilometrų. Labai svarbu susirasti saugią vietą nakvyniai. Ši šlapia pieva kaip tik tokia ir yra, jei ne tos vis dažnėjančios sausros. Tinkamą vietą netaip lengva rasti, visur zuja traktoriai. O dar tie medžiotojai. Taip, ir tie rudomis uodegomis. Gerai, kad dabar ne rudeninė migracija, tada vos išnešiau sveiką kailį. Tai yra plunksnas. Na, gerai. Ne visi tokie nedraugiški. Tere. O štai ir ornitologai. Jie visada taip džiaugiasi mane pamatę. Lydi akimis ir seka iki pat pačios Europos šiaurės. Jums ar nešalta? Kaip matot, vis dar sninga. Pavasaris čia ateina lėčiau, o vasara pasidaro neįprastai karšta. Viskas išsausėja ir jauniklių susilaukti vis sudėtingiau. Visa tai dėl klimato kaitos. Dėl jos ir intensyvios žemės ūkio veiklos nyksta mūsų buveinės, nyksta ir mūsų rūšis. Padėkite tai pakeisti. Prisidėti prie pokyčio galite kiekvienas. Ir kiekviena mažoji žąsis ir mažasis žąsiukas jums už tai padėkos.